Čia yra labai svarbus tyrimas su onkologinę ligą turinčiais pacientais. Tyrime dalyvavo 100 vyrų, kuriems buvo diagnozuotas 1 ir 2 stadijos prostatos vėžys. Tyrimo tikslas buvo patikrinti, kaip omega-3 ir omega-6 riebalai veikia vėžio vystymąsi. Todėl pusė iš šitų vyrų metus laiko vartojo po 2 gramus omega-3 papildų ir savo maiste stipriai sumažino omega-6 riebalus. Omega-6 tai yra visi augaliniai sėklų aliejai, kaip saulėgrąžų, rapsų aliejai, margarinas, majonezas ir panašiai. O kita pusė vyrų buvo kontrolinė grupė, tai reiškia, kad savo mityboje jie nieko nekeitė. Abiems grupėms nebuvo taikytas joks medikamentinis gydymas, tik nuolatinis būklės stebėjimas. Dabar kas atsitiko po metų, ta grupė, kuri savo mityboje nieko nekeitė, pas juos užfiksuotas vėžinių ląstelių dauginimosi pagreitėjimas 24%. Taip dėja būna, kai mes nieko nedarom. Bet toje grupėje, kuri išėmė iš mitybos pavojingus riebalus ir naudojo omega-3 papildus, jų vėžinių ląstelių dauginimasis sulėtėjo 15%. Dabar tai nereiškia, kad vėžinių ląstelių mažėja. Tyrimas rodo, kad susitvarkius maistinės medžiagas, vėžio progresavimas lėtėja ir dėl to mums yra žymiai lengviau su juo kovoti tom priemonėm, kurias mums gydytojai paskiria. Ir svarbiausia, kad čia jokio stebuklo nebuvo. Žmonės tiesiog nustojo naudoti produktus, kurie nuodija mūsų kūną. Tai visi tie sėklų aliejai ir juose kepami produktai kaip bulvės fri ar čipsai. Ir viskas. Tiek užtenka, kad kūnas pradėtų sveikti.